Mėlynasis banginis, mėlynasis banginis, mėlynasis banginis, mėlynasis banginis, mėlynasis banginis, mano senas geras draugas. Jo, apie jį jau dabar visi kalba. Kaip jis taip greit išpopuliarėjo? Prasme, jis tapo populiaresnis už mane. Really, nigga? Ajo, tiksliai jis visą laiką buvo už mane populiaresnis. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Come on, vos ne visi apie jį dabar kalba. Ir jūs turbūt žinote irgi, kad mėlynasis banginis yra didžiausias gyvūnas žemėje. Jis yra žinduolis, banginė liežuvis sveria kaip maždaug 1 dramblys. Kad banginio širdis per minutę suplaka maždaug tik tais 9 kartus. Banginis gali skleisti patį didžiausią triukšmą iš visų gyvūnų. Jo švilpimas gali siekti 188 decibelus. Ir aš garantuoju, kad jūs žinojate, jog uodas turi 47 dantis. Oi, mes dabar apie uodus nekalbam, mes kalbam apie mėlynąjį banginį. Jo, soriukas, aš šiandien išsiblaškusi truputėlį. Gerai, o jeigu rimčiau, šiaip... Dabar laikas šiek tiek surimtėti. Aš negaliu būti žiauriai rimta, bet vis tiek pasistengsiu. Paskutiniu metu šio visiškai niekuom dėto gyvūno pavadinimas įgavo kiek kitokią prasmę, kuri nėra tokia graži kaip didžiausias pasaulyje žinduolis. Mėlynojo banginio pavadinimu pavadintas savižudybių žaidimas. Realiai aš net nesuprantu, kaip jis gali būti vadinamas žaidimu, nes tai jau nebe žaidimai darosi. Ir kaip vyksta šis žaidimas, aš tikrai nepasakosiu, nes jau ir taip yra labai daug informacijos apie jį ir tikrai labai daug šnekama, netgi buvo rodoma per žinias, tai jau yra tikrai šitas dalykas žiauriai išplitęs. Aš netgi galvoju, kad galbūt per daug yra apie jį kalbama, nes kuo mes daugiau apie jį šnekam, tuo daugiau jis išpopuliarėja. Ir kuo jis darėsi populiaresnis, tuo atsiranda ir daugiau žmonių, kurie galbūt sugalvoja pabandyti, galbūt tai pasirodo patrauklu, arba tiesiog iš smalsumą, kad daugmaž, čia ant bairio bus, bet įsipainioja ir paskui nesibaigia šitie žaidimai rimtai, blogai, gerai. Šie žaidimai nesibaigia gerai. Aš kartais susimastau, galbūt čia yra viskas netikra ir šitas žaidimas yra dar viena priemonė pagąsdinti žmonėm, daugmaž kažkas panašaus kaip 2012 metų pasaulio pabaiga, ir 14, ir 16, žodžiu, vos ne kasmetinės pabaigos pasaulio, kurias mes kažkokiais stebuklingais būdais išgyvename, bet kai kurie žmonės tom patiki ir žiauriai bijo. Taip pat netaip ir seniai buvo toks dalykas kaip Čarlis, kai su 2 pieštukais šaukdavosi dvasias tipo ir tiesiog ten nuo menkiausio krustelėjimo tų pieštukų apimdavo žmonės paniką, nes galvodavo, kad tikrai prisikvietė dvasias. Žodžiu, prisigalvojimo būna tikrai daugybė keistų dalykų ir gali būti, kad čia yra tiesiog vienas iš tų dalykų, nes tikrai pasiklausius istorijų apie tą mėlynąjį banginį gali pasidaryti baisu. Įvykdyti savižudybę, tai yra kraupu iš tikrųjų, ta prasme, kokiu atveju tai yra tikrai nesveika ir nepasiduokite baimiai, gyvenkite pozityviai. Ir viskas bus gerai. Visi rėkia, kad Lietuva yra savižudžių šalis. Tai galbūt jau būtų pats laikas baigti gražinti šias statistikas ir galbūt verta susimastyti ir pradėti skleisti gerumą ir padėti vieni kitiems. O jeigu jaučiatės nesuprasti ar nepastebėti, dabar yra galybė saviraiškos būdų. Perlip per save ir pabandyk grojimą naujų muzikos instrumentų. Šok, piešk, dainuok, sportuok, fotografuok, kurk, lipdyk, filmuok,
ir užsiimk begalę kitų veiklų. Yra tikrai daugybė pasiūlymų. Mes dabar gyvename tokiais laikais, kada turime nerealų pasirinkimą ir tikrai reikėtų tuom pasinaudoti. O dabar grįžtant prie tų mūsų banginiuko, tai daug kas iškelia klausimą, kaip su tuo kovoti. Kiti sako, kad su tokiu dalyku nepakovosi, nes tai vyksta internete ir yra labai sunkiai sustabdoma. Bet sprendimas tikrai yra. Žinoma, tai nebus kažkoksai burtažodis, kurį ištarus tiesiog pradingtų šis savižudybių žaidimas ir paprasčiausiai jis dingtų iš pasaulio, iš mūsų minčių atminties ir visi gyventų laimingi. Visų pirma, nereikia su to kovoti, nes kovojant situacija tik pabloginama. Reikėtų pradėti daryti pokyčius ir keistis reikėtų tiesiog savo galvose kiekvienas asmeniškai. Tai reikalauja daug darbo. Visų pirma, svarbiausias dalykas turbūt būtų padėti vaikams gyventi laimingą ir pilnavertį gyvenimą. Kiek žinau, į šitą žaidimą ateinantis vaikai pirmiausia gauna klausimus, į kuriuos atsakius yra nustatoma vaiko psichinė būklė ir pasiryžimas nusižudyti. Laimingas vaikas tikrai nesugalvotų kelti rankos prieš savo gyvybę. Ta prasme, jūs pagalvojat, ant kiek yra svarbus dalykas gyvybė. Mes kartais to net nevertiname, bet reikėtų susimastyti. Mums tai duoda tik vieną sykį ir ją praradę viskas. Nieko nebeatitaisysim. Nepadės nei surinkti 7 drakonų rutuliai ar, nežinau, unikornų blizgučiai, kurių paparščius ant numirėlio jis vėl prisikeltų. Reikia žaisti su savo likimu. Laimingas vaikas net nesusimastytų kėsintis į savo gyvybę, o emociškai stiprus vaikas, net jeigu ir sugalvotų įsitraukti į kažką panašaus kaip į šitą žaidimą, jis vis tiek nebūtų priimtas, nes tiesiog jis būtų laimingas ir neturėtų priežasčių žudytis ar daryti kažką tokio panašaus, žiauraus. Ir tiems kuratoriams, kiek žinau, tiesiog nebūtų ką veikti su tokiu vaiku, nes jis būtų stiprios psichikos ir jis nepasiduotų manipuliacijai. Retkarčiais aš mėgstu pagalvoti apie tai, kas būtų, jeigu būtų. Aš nesu dievas ir todėl nieko negaliu kol kas padaryti dėl šitų dalykų. Bet vis dėlto, vienas iš sprendimų būtų valdžiai ir žiniasklaidai susimastyti apie žmonių gyvenimo gerinimą ir tiesiog pozityvumo skleidimą. Kodėl aplinkui tiek daug neigiamų dalykų? Kodėl per žinias ir įvairias televizijos laidas mes matome daugybę blogų dalykų, kaip kažkas mirė, kažką apvogė, kažkas sudegė, nuskendo, dar bala žino, kas atsitiko. O kur geros naujienos, aš jų labai pasigendu. Tai tik verčia žmonės patikėti, kad pasaulis yra labai pavojingas ir blogas. Ir čia šviesulių jokių nėra. Mokyklose turėtų būti integruotos emocinio intelekto ugdymo pamokos, daugiau bendravimo su mokiniais. Aš tikrai manau, kad pirmoje vietoje vis dėlto yra augantis, savo mąstymą kuriantis žmogus, o ne anglies alotropinės atmainos ar kosmosas iš 60 laipsnių kampo. Kaip jau sakiau, aš ne dievas. Ir aš negaliu dabar šiais klausimais kažko pakeisti, bet prie pokyčio galite prisidėti jūs. Visų pirma, jūs patys kurkite aplinką, kuri yra gražesnė ir mielesnė gyventi. Mes dabar labai daug laiko praleidžiame internete, socialinėse tinkluose, tai reikėtų pradėti nuo čia. Peržiūrėk savo sekamus žmonės, Facebooko draugus ir visus kitus dalykus, kuriuos tu matai kiekvieną dieną ir unfollowing visus negatyvius žmonės. Visus žmonės, kurių nuotraukas ar postus, ta prasme, tos parašymus, pamačius, tau kyla neigiamos emocijos, tokios kaip pyktis, liūdesys, pavydas, nepasitenkinimas ar kažkas panašaus. O kam to reikia? Atlik generalinį valymą. Mažiau sėdėk prie televizoriaus. Vietoj to išeik su draugais į kiemą, o jeigu nėra draugų, pats metas jų susirasti. Jo, jeigu rimtai, tai iš tikrųjų yra realus ir veiksmingas būdas tai padaryti. Yra dalyvaujant įvairiose savanorystėse, įvairiose renginiuose, galbūt koncertuose,
susitikimuose, atvirų durų dienose ir panašiai. Tų renginių yra tikrai daug. Žinau, kad ypač jeigu ateini į tos renginius vienas, iš pat pradžių gali būti labai nedrąsu, bet jeigu pralauši ledus ir pabandysi su kažkuo susipažinti, tai tikrai 100% susirasi naujų draugų ir tikrai nesigailėsi, nes patikėkit, tai yra verta, tai yra išbandyta mano pačios ir šneku iš patirties, tikrai verta visur dalyvauti, verta nebijoti, būkime visi draugais, hashtag skleiskime gerumą. Jeigu būna tai nauja akcija, nes gerumo niekada nebus per daug, aš taip manau. Mes tikrai turime per daug nepagristų baimių, su kuriom reikia atsisveikinti. Ate. O jeigu nepavyksta taip greitai daryti pokyčius, nes taip, aš nesiginčiju, kad tai yra tikrai sunku ir reikalauja labai daug pastangų ir pačių noro. Jeigu vis tiek jautiesi prastai, kad ir ką darytum, mokyklose, daugumoje mokyklų, kiek žinau, yra psichologės ar psichologai, kurie gali padėti. Tikrai nebijokit nueiti ir tikrai čia ne jokio gėda, tiesiog šitas žmogus tam ir yra, kad pas jį ateitum, išsikalbėtum, jis tau padėtų. Tiesiog šis žmogus galbūt tau padės atsikratyti minčių apie gyvybės atėmimą, galbūt padės atsikratyti slogių minčių, dėl kurių tu kiekvieną vakarą verki. Galbūt šis žmogus žinos sprendimą, kaip pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje. Tai čia grįžtam prie tą pačią. Nebijokite pabandyti ir nusišypsokit. Va dabar, nusišypsokit. Ir skleiskit gerumą. Aš būčiau labai dėkinga, jeigu ir šio video pasidalintumėt su savo draugais, nes aš noriu, kad žinotumėt, kad gerumas yra reikalingas ir kad to nepamirštumėt. Ir kad apie tai žinotų daug žmonių, tai būtų tobula. Tai tiek mano apmąstymų šiandien ir susitiksime kitame video, kuris jau bus tikrai neužilgo. Ate! Kol nufilmavau ir su temu. Ir pačiai pabaigai, jeigu paklausimėte taip rimtai, ką aš manau apie šitą savižudybių žaidimą Mėlynąjį banginį, tai aš manau, kad tai yra absoliutus absurdas ir kad, žinoma, nieko gyvo nereikėtų įsitraukti į jį, nes tai yra ne tik pavojinga, tai yra ir nusikaltimas. Nusikaltimas prieš patį save, nes jeigu tu įsitrauksi, tu kenksi savo ir pats už tai atsakysi ir pačiam bus tik ne geriau, o blogiau. Tai mąstykit, ką darot. Elkitės atsakingai, tuo labiau internete, nes internete pilna didžiausio šlamšto. Tai tikiuosi, jūs sutiksite su mano nuomonė ir dabar jau tikrai ate.